Sveiki, mėly bičiuliai, sveikinuosi su jumis penktadienio šį kartą vakarą. Tikiuosi, kad šį vakarą laida išeis. Pirmiausia, tai noriu pasidžiaugti. Jaučiasi, kad vasara baigės ta prasme, kad tikrai žiūrimumas laidos stipriai. Nuo 3 iki 7 tūkstančius. Tai kad taip šoktelėjo žmonės grįžo iš atostogų, pradėjo žiūrėti YouTube, ekranus matyti po darbų. Ir smagu yra iš tikrųjų. Bent jau man, bet aišku gaila vasara buvo gerai. Tai va, o iš tikrųjų, kaip sakyt, vasara kaip ir baigėsi, bet kaip ir šilta, žinokit, nieks labai nesikeičia. Apie 20 laipsnių bus savaitgalis apsiniaukęs, kažkur sekmadienį truputį nulis mačiau, Klaipėdoje gal truputį anksčiau. Šeštadienis bus gražus, sekmadienis kai kur lis, kai kur ne, bet lis stipraus vėjo nėra ir to lietaus labai stipraus panašu nebus. Pietryčių vėjas gal toks yra, ten tokių 3, 4, 5 kažkur metrų per sekundę, toks kaip savo. Labai jau rytų krypčių vėjų labai niekas žvejų nemėgsta, bet kiek aš gautų, žinokit, kimba ta žuvis, iš tikrųjų kimba. Viskas puiku, gal tik lašišautai trupučiuką nusiminę, rugsėjo vidurys jau būdavo pačios, kaip sakyt, lašišų žvejyba, vandens temperatūra 20, lašišų matosi, apie pagavimus dar kalbėsim, kaip ir kur kas. Na, bet taip jau visi, aš irgi taip dar įsitraukiau šiandien, kaip tik čia irgi voblerių dėžutės, pasižiūrėjau, pavarčiau vobleris taip. Dar neįsiu, tikrai visada turiu tradiciją, bent jau, kažkada daug gaudavau, dabar jau kokius 2 žvejybos tokias, paskui spalio mėnesį. Išlendi, pasiseka, nepasiseka įvairiai, bet tradicijas reikia palaikyti. Tai va, kas įdomu, turėtume paleisti, aš tikiuosi, gal sekmadienį, gal pirmadienį, laidą naują su Kęstučiu Skrupskaliu pokalbių dalį apie žuvinimus, tikrai labai įdomių dalykų yra. Triguoju, pasižiūrėkit, tiesą pasakius, visai kitaip įsivaizdavau, kaip viskas vyksta, kaip yra planuojama, ar apskritai yra planuojama. Tai manau, kad bus tikrai įdomių dalykų, luktelkit laidos. Pasižiūrėjau, kas vyksta trumpai 3L lydekų ir nelydekų lyga. Vasara baigėsi, bet panašu, kad žvejoja vyrai ir moteris tikrai ne ką mažiau, nes arba tiesiog laimikių kimba daugiau, tai šamų metas tikrai. Pasižiūrėjau, vienas žmogus, pažįstamas iš Druskininkų, Tomas ten tikrai vieną šamą, antrą šamą, visi tokie geruliai, trečią, ten nežinau, toliau nebesekiau, gal dar daugiau yra, bet ir gražių lydekų, ešerių yra. Pasižiūrėkit, tikrai yra ką pasižiūrėti ir pasidžiaugti, kad tokių žuvų dar pas mus vandenyse yra. Na ir padėkoti noriu mūsų Patreonam iš tikrųjų. Gretos praeitą savaitę kažkas vienas žmogus atėjo, šiandien kitą matau irgi. Dėkui Edvinai, kuris prisijungia. Ačiū, kad remiate šitą laidą. Ko gali, tikrai jūsų dėka šitą laidą gyvuoja ir aš tikiuosi, kad mes dar daug gerų darbų padarysim ir ne vien su šitą laidą, su jūsų bičiuliai parama. O dabar keliaukime į Lietuvą. Kas kaip, keliaukime į vakarus, į Klaipėdą, mūsų vakarinį tašką. Iš tiesų viskas taip neblogai, sakykime, su Mariom irgi kalba, kadangi pagrindinis čia, kaip sakyti, informatorius mano Darius, tai jau toks spiningautojas žmogus užkietėjęs, tai daugiausia, aišku, Marios ir spiningas su juo, tai gaudė plaukė starkių stabiliai, tai įdomiai, dieną kimba ešeriukai, neduoda ramybės, drasko, gumas, daužo, duoda, žodžiu, veiksmas smagu, bet tai, žinai, uodegos nutraukiamos ar ten vienas kitas papuola, bet pradėjus temti, kažkur sakė, be 28, net apie pusę 8, kada pasipylė sterkiniai kibimai, tai 2-7 pagavo, vienas 2 įmami, kitas 1, Darius 2 tokius pagavo, ten 50, ten su trupučiu, o jo kolega jau tokį, jau gerą 60 kažkiek sterkas. Smagu iš tikrųjų, kad yra žuvies šįmet. Šeriai irgi kimba, beje, visai neblogai, jeigu tikslingai gaudė, tik tai bėda, kad daug mažiukų reikėjo paieškoti, kalba apie Klaipėdos pusę. Prie jų šitos tarptautinės perkelos, arba kitaip, kaip vadinamų krano, kažkodėl karosai kimba, karpiai jau sunkokai, vieną kitą dar papuola, bet taip irgi sunkiai dangėje, ties irklavimo bazė, kažkur tai irgi tose apylinkėse karšiai visai smagiai pagauna. Dar tokia įdomi sensacija, kad Nidiškiai jau čia pramonininkai, mūsų draugai, čia tinklininkai, verslininkai pradėjo šamukų Kuršių mariose pagauti, tokių po 2-3 kg nedidukų, lenda į ten tinklus arių gaudyklės, tai visi stebėsi, žodžiu, mariose kažkaip su šamais, nežinau, ar dėl sūraus vandens ar ko nelabai pasirodydavo. Ir tas šamukų pasirodymas kažkaip toks įdomus yra. Kuo tai susiję, matyt, paklausim su laiku ichtiologų.
Kas įdomu, linų pikas ir kaip skaitai visoje Lietuvoje. Linų pikas yra tokių sujudimų, pradėjo kipti netikėtai rugsėjai, kas tikrai retai būdavo. Tai linai karjerose tikrai atkuto, bet tomis karštomis dienomis šiluma laikosi, galbūt dar kimba. Žodžiu, pajaukinus visai galima smagiai pagauti. Dar įdomi informacija, kai tų lašišautėm širdį paglostinti, kad Klaipėdoj, toli Klaipėdos mariose šokinėja metrinės lašišose. Gali pamatyti, sako, šoka vos ne metrą į orą. Pūkš tokia, taip, žodžiu. Kas gaudo ir tikrai džiaugiasi. Ir antra gera žinia, nežinau, tokia neoficiali, reiktų tą informaciją patikrinti, kad neleidžia tinklininkam prie krantų jau statyti tinklų ir pagrindinis migracijos takas lašišų ir daug jų praeina. Bandžiau aš čia taip kamantinėti ir dar ir kitus, kaip ten su lašiša, negi neparduota, kaip ten kavinėse, negi lašišos nėra pasirodę. Panašu, kad kaip sakyt, slepiasi, jeigu ir gaudo, kad gaudo, tai tiesą sakant, nelabai bejoju, tai labai slepiasi arba ne. Nes lašišos tikrai daug matos ir mariose, ir rusnėje, ir visur. Įdomu, irgi rusnėje, žmogus ten šapalus gaudė, sako, aš jau didžiulis, toks ratilas susisuko, galvoju, reikia pabandyti. Užsidėjo jis ratlinuką, užmetė, tik bam, ten šapalinė įranga 006 pintukas, žodžiu, tik tai ryte kaukė, tik atsileido stabdžius, viena žvakė, antra žvakė, trečia šuolis, taip wobleris įskrido, išgelbė, bent jau brangų woblerį 15 eurų sutaupė žmogus. Bet žodžiu, yra. Kalbant apie jūrą dabar girdėtai, kas plaukia su laivais, tai gaudė irgi tas pats. Algis Mazgeika buvo išplaukęs, tai per laivą ten 10 kg sukrapštė, tai nėra gal stebuklingai, bet kaip ir gražios plekšnės ir Nidiškių irgi informaciją turiu. Dėkui tam pačiam Dariui iš Neižvino, kad sako, irgi buvo pabandę nuo kranto pagaudyti, 14 plekšnių pagavo Nidoje. Tai jau ženklas, kad plekšniai ir prie krantų yra. Kelkėmės dabar į Šilutę, Rusnę. Ešeriai mariose labai gerai kimba ir gražus ešeriai ir labai smagu, bet irgi diena dienai nelygi. Vieną dieną kažkaip jau čia labai gerai pagavo, kitą dieną ten po kokius 4-5 tokius gražesnius, ten spulkių neskaičiuojant. Bet žodžiu, veiksmas yra, girdėt, kad ir pakalnė ešerių pagauna. Karšiukas va taip pajudėjo, kaip sako, signalas, šiai parduotuvė irgi atvažiavo žmonės pažįstami, pašarų prisikrovė, sako, skambino iš Šilutės vietinis, sako, jau juda. Ričardo paklausius, taip kažkaip kukliau, sako, jo, buvo truputį čia pakibęs karšiukas ir dabar, bet kad labai jau ten būtų kažkas tokio stebuklingo, ne. Karpiai kimba irgi, vadinami sazanai irgi, bet taip irgi turbūt jau sezonas baigėsi, taip jau labai neprasidėjęs, tai kas labai gerai jau ten. Diena dienon parom gaudo pagauna, girdėt, kad ir 9 kg pagavo. Bet šiaip, jau turbūt į pabaigą ir šiaip nelabai sezonas kažkodėl, tai sunku ko pasakyti, paaiškinti, nes žuvies tarsi daug yra, matosi, bet kibimų, pagavimų nėra labai daug. Ir girdėt geros žinios, kad jau lydekos pradėjo kibti Nemuno žemupy, jau vieni sukrūto pagavo. Kelkimės tada aukštyn Nemuno, iki Jurbarko, tai irgi apie lydekas, dėkui Edgarui iš parduotuvės pas Edgarą. Tai jis irgi daugiau žmogus pinigautas, tai buvo 2 kartus išplaukęs čia pas šiom dienom. Ketvirtadienį ten baisinis vėjas buvo, tai turbūt sunkiai prieš tai vieną dieną 7 lydekas pagavo, kitą dieną berods 3, bet tokių ir 2,5-3 kg pasitaikė, tai žodžiu tikrai smagu. Karšiai kaip kybo, taip ir tebekimba, ir ties pačiu Jurbarku, ir aukščiau Jurbarku, ir po Viešvilę turbūt geriausios žvejybos girdėt, žodžiu, jeigu mėgstat karšių žvejybą, pasėdėti su feederiu, viskas labai neblogai yra iš tikrųjų. Važiuokite į tą pusę ir manau, kad jeigu rasit vietos, nepralošite. Na ir ką, turbūt su vakarų Lietuva tiek, keliaukime į pietų Lietuvą. Į Varėną Merkinę, dėkui Sauliui iš geros vietos, šis žmogus labai jau taip į grybus įnikęs, bet kažkiek apie žvejybą irgi neužleidžia. Tai šiaip bendra situacija, sako, gan sunkokas kibimas, kas girdėt. Per karščius ir ten buvo linai pakilę, tiek aukštutiniam tvenkiny, tiek Lavyso ežere girdėt, tiek kituose irgi taip jau įdomiai, kad labai sekliai išėjo, paprastai vis tiek, kad vandens giliau eina, tai Lavyse ten gaudė visai, ten iki kelių gilė, kažkoks toks buvo kaip pavasarį kokį. Tai va, tai kol šiluma laikosi, tikėtina linai galbūt dar kimba. Aukštutiniam tvenkinyje girdėti irgi, kad auksinių karosų ir labai gražių iki 2 kg pagavo paskutiniam dienom, tai taip visai neblogai. Lydekos jau atkuto irgi ežeruose, daugiau tos šaudiklytės, bet viena kita ir geresnė iššauna. Ešerys kažkiek aktyvesnis, bet kad labai jau ten kažko blizgėtų nėra. Taip, keliaukim dabar į Alytų.
kaip tik pagavau šiandien Modestą su plūdinė, taip jau žmogus taip keikėsi, sakė, karščiai baigėsi, kažkur, nežinau, prie Alytum, prie Birštono gaudė, bet sako, Birštonas jau tuščias, nelabai yra karščių. Tai bandė jis gaudyti, tai pagavo, ten, nežinau, trumpai gal gaudė, buvo pagavęs 2 grundalus. Tai. Ir tu jau ir tenais jau šito gėrio yra. Tai žodžiu, kažkaip tai panašu, kad jau tas visas Birštono Prienų, nu, Eldoradas po truputį baiginėjęs ar jau visai pasibaigė. O šiaip gaudė jis ežeruose, sterkat, lydeko, sako, labai neblogai, pirmadienį turėtų išeiti. Modestas žuvauja laida, tai žodžiu, pamatysit patys ten. Ir sterko, ir lydeko, sakė, ir šamo kibimą turėjo, bet lyg tai ar tai nepakirto, ar neištraukė, o šiaip šamai neblogai irgi kimba. Štai su ešeriu, kaip čia taip mandagiau pasakius, žodžiu, nu, vieną organą, žinai, kaip sakyt, pavadin Modestas paminėjo žodį, žodžiu, nelabai su ešeriu kažkaip toj vietoj. O Nemune su spinningu visai smagiai, sako, tiek lydekaitė šaudo, tiek šapalai ant vobleriukus graibo, žodžiu, viskas labai neblogai. Na ir keliaukime į Marijampolę. Marijampolė irgi didelių stebuklų nėra. Kas gaudė karosus lynus, ten tie tebegaudo savo, kas savo tvenkinius turi įsikasę, prisileidę mūrų ir plačiakakčių, tai toks irgi kibimo pliūpsnis ten ėjo kažkokiu, tai irgi žmonės perka jaukus, ten kažkokius irgi ten tos planktoną ar ką ten. Žodžiu, o šiaip tai kitur kažkur smulkmė kimba. Tai nemaža dalis iš Marijampolės, kas važiuoja į Kauno marias, tai ten karšiokai tokie, nu, po kilogramą, bet labai smagiai iš valčiuko su plūdinė šerės, kokio 8 metrų gylė, žodžiu, gaudo labai smagiai. Kita dalis aktyvi važiuoja į Metelio ežerą, kur dabar va, toks yra sezoninis metelį kuojų kibimas ir kuojų standartas tikrai, kaip sako, 3 kuojos įkyla, tai, nu, tai tikrai įspūdingas dydis kaip ežere. O bendrai tai kaip vadina piranijos siaučia visose tvenkiniuose, tos šaudiklytės, lydekaitės, tai kas mikriukais gaudo, tiesiog nukandinėja, o kas kitais masalais, tai atvirai tai yra ką veikti, nes atkabinėti, tai kaip sakyt, uodegas kramto, ta prasme gaudo daužo, bet nu, naudos nedaug, bet vis tiek kažkoks tai veiksmas yra smagu. Keliaukime į Kauną dabar. Tai gal džiugi žinia, kad Nemunas pilnas žvejų praktiškai, kur be važiuosit visur užimta, vietos reiks paieškoti paprastą dieną, tai savaitgalį jau tyliukai bus. Iš esmės kimba karščiai, bet daugiau naktimis. Nusistovėjo dieną tose pačiose vietose, kuojos ir tokie plakiai įmitę. Tai praktiškai visur, tai dauguma turbūt 90% fiderių gaudo, nu, bet kas gaudo plūdinį irgi pagauna. Kaip tik dėkui Biliui iš pilnos valtės, jis jau toks užkietėjęs plūdininkas, jau fiderių į ranką nepaims. Sako, mūsų plūdininkų, sako, jau čia toj raudoną knygą reiktų rašyti. Retas atvejis jau čia toks, kaip žinai, paveldas tautinis, bet, na, kas gaudo irgi pagauna smagiai. Salačių beje irgi visai taip neblogai, ir iš Nemuno, ir iš Neries girdėt. Nelušišautai, tik tai keikia šilumą, jeigu čia buvo girdėt, kad pagavo, kažkur matė visą kitą, tai dabar visi taip biški nusiminę trupučiuką. Ten tiek į Jonavos pusę, tiek iš ten nelabai kažkas girdėti. Iš Kauno marių tokia prieštaringa informacija, tai kad vieni, kad labai smulkus karšiukai kimba, kas su fideriai sėdi, kad kiti kalba, kad visą pagauna ir didesnių, matyt, ir tikrų auksinių keptuvių ir beje karpiokų pasitaiko. Na, taip matyt, kaip kam pasiseka, kaip kas moka, kaip kas kokią vietą pasirinko. Ešeriai kimba irgi va. Irgi iš Vilniaus, va čia su ko kalbėjau, važiuoja, plaukia ten nuo Garbučiškių į Kauno pusę. Tai žodžiu, taip ešerys kažkas graibo, bet sterko kibimas auštant trumpai. Dieną ten, nu, vieną kitas gali grįžtant, o viskas temstant praktiškai. Tai geriausias laikas, tai vos ne ten, nežinau, iki sutemų 2 valandas nusileidai, praktiškai pataikys tie patį piką atgaudysi, dar tamsoj pabūti. Tai pagavo, aš nežinau, irgi, kiek čia bičiulis Dimo turbūt, 3 gal starkius vienas į kitas, irgi ten su kolega irgi kažką pagavo, žodžiu, ir į mamų tame tarpe tikrai bent jau pusę. Tai žodžiu, kažkoks veiksmas yra, iš Kaišiadorių šį kartą daug informacijos neturiu, kalbėjau čia su Vilniečiais, kurie važiavo ten kažkur į Kruonio pusę, tokie netradiciniai žmonės, kur būdamas kaunietis, ten jau portugalais jos vadindavo tokie, tai žodžiu, žmonės ten su tom guminiam valtelėm, su dugninukė ir, nu tai klausiu, aš jau kiek pagauni, žinai. Ar normą surenki, tai žmogus taip, kaip sakyt, taip, sako, dėl normos aš net neplaukščiau, sako, aš jau po 4 metrų, sako, tinklas, pilna reikia prigauti. Tai, kaip supratau, inspekcijos nelabai yra, tai žodžiu jau, nu ten, kam jau reikia mėsos, tai Kauno mariose, tai rojus, o iš kitos pusės nežinau, nu gal reiktų inspekcijai tam pasirodyti. Tai, kad ten gaila ten turtų prigaudys tų karšiukų ar ko, bet kažkaip, na vis tiek, jeigu visi tai bus tas toks godumas, reikia visiems, kaip sakyt,
dalintis tais ištekliais, nu, nežinau, aš irgi kur dėt, pavyzdžiui, 4 metrus, ten tų karšiokų, ten kokį pusę kilogramų pridėt, nu, gal, nežinau. Iš Elektrėnų marių dabar kas girdėt, tai buvo truputį linai ten, kibė yra, kas atvažiuoja tikslingai gaudyt, bet plėšūnai tai, kaip sakyt, visai neblogai ir ypač daug šamų paskutinių laikų pagauna girdėti. Keliaukim dabar čia, Vievį dar paimkim irgi čia daugiau lašišistam gal įdomi informacija, tai čia turbūt prieš, nu tai jau turbūt senoka informacija, prieš 4, gal 5 dienas, tai žinau, 2 lašišos pagautas buvo. Mato, jis kažkiek išeina, tai va, paskui iš Vilniaus irgi informacija, čia girdėjau iš to žmogus praeina žvys, bėgioja rytais, tai sakė, matė, kaip žmogus ėjo su spiningu pasikabinės lašišą, vedė, paskui šitaip išsitraukė. Už tos lašišos ir bėgti į mašiną visų į kalną, žodžiu, ten dar žmonės bandė kažką stabdyti, sakytai. Nulėkė. Tai čia, kaip sakyt, be komentarų, bet priminsiu, kad lašišos baudelės neblogos yra iš tokiu laiku ir šiaip, ta prasme, nu ką, žinau, teko išnešė tą žuvis. Tiesą pasakius, nors pas nesu pagavai paleisk to tokio totalinio gerbėjo, sakyčiau, gal būtų galima kažkokį licenzijų pagauti, paimti ir brangesnės daryti, arba ten, nežinau, sakyčiau, vienam žvejui viena žuvis. Per rudenį ir kažkaip tai, bet, nu, čia reiktų pagalvoti iš tikrųjų, bet jeigu yra tokios taisyklės, vyrai, laikykimės tą tokią riziką kvailą ir šiaip ir kitiem pavyzdys ir atrodo, suaugęs vyras, ten įsikabinė žuvis kuodžius, tik važinėja vaikai, mato viską, nu, ir to meškeriotojų reputacija dėja, kad ne pati geriausia tokiu atveju. Taip, o kad dar su vienu kalbėjau nerytai, tokiu ūsorių specialistų užkietėjusiu, tai žmogus tikrai rimtai gaudė, tai sakė, šįmet kažkas su ūsoriais nutiko, kaip ir upėje mato, bet apskritai ūsorių kaip daug metų gaudo, kai vaizdžiai daugėja ir tai džiugi žinia, bet šįmet kažkaip nesiseka kol kas taip labai. Pernai pagavo, sakė, tokius kalbėti apie rimtus ūsorius 6 tarp 3,86 kg, šįmet dar nieko ir sako, karšių taip mažiau, bet bendra tendencija, kad ūsorių daugėja ir tai aišku džiugina. Keliaukim į Rytų Lietuvą dabar, kas iš Utenos dabar turėjo informacijos, tai kas seliavas gaudo, tauragnė, kitose ežeruose, nu, žodžiu, tauragnė, taip, jeigu gera diena 50 pagausi, jeigu bloga ten 10-15, nu, bet sako, kas jau profesionalai moka gaudyti vis tiek, bet 30 seliavų iš ežero neplaukia namo, kitur irgi taip kažkur girdėti, lydekos akivaizdžiai pagyvėję buvo. Dėkui Jonui Trinkūnui, išpūtusi jau ten stabiliai drūkščius tikrina, tai žodžiu pasigavo normas greit, paskui plaukė šerių gaudyti. Tai lydekos sekliai, prie sėkliuose, ten kažkur žolynuose, ten kaip ir taip vasarinėse vietose, o šeriai apie 10 metrų paieškai, toko nedideli, tokie 200 gramų virš, bet kimba ten gali kiek norit. Tai irgi nuplaukia, jeigu pataikiai kibimą, po porą lydekų pasigavai, kad nereiktų plaukti ten važiuoti kažkur namo, nu dar galėjo šerių kažkiek pagaudyti. Taip, kas dar toliau, iš Molėtų girdėt, kad irgi čia keli važiavo žmonės užėję, kad lydekaitės atkuto, sako, nedidelės tokio šaudo šaudyklės, kažkas iš šerių pagauna, susigė nepagavau, gal kažkur išlėkęs. Toliau ir ką, iš Panevėžio dabar irgi. Dėkui Aidui už informaciją, tai Panevėžio mariose girdėt, kad linų pagavo ir įdomiai toks sukilimas, ruduo. Kažkur ten Nevėžį irgi gaudėva mūsų Raimas žmogus, Raimas ZAB iš kanalo, žodžiu, taip auksinių karosų gražuolių lietuviškų tų pagaudė. Žmogus čia ranką likti susilaužęs, tai nelabai gali gaudyti su ryte, tai su botu tą meškerėlę be žiedų gaudė, tai pasisekė gražių pritraukė, tai jis ten turbūt savo užtvankui. Tai va, ir kas čia dar girdėta į Krekenavos pusę kalbėti apie Nevėžį, tai daug kas jau šerių ieško, tai buvo kompanija iš Panevėžio važiavo. Nu, tai su paternosteriais ten gaudė, nu, pagavo 3 ar 4 ar 5, nėra tokius gražesnius, kažkiek smulkių, bet sakiau, kablių pritraukė, tai sočiai, nes tikrai daug labai kliuvinių, šakų, prinešta vanduo, dar aukštas, tokios, žodžiu, ekstremalios sąlygos, dar didysis rudeninis neprasidėjo, bet kažką pagauti galima. Kas čia dar iš Lėvens irgi girdėt, kažkas kojas gaudo, ant gyvos lydekas, Kupiškių mareską, bet irgi buvo tas pasuo bičiulis Aidas išplaukęs, tai niekas tai labai gerai nepagavo, bet šiaip ešeriai neblogai kimba, kas randa ir giliau ir gražių ešerių. Sterkautojai nematyti, apskritai valčių mažokai, palyginus, kas yra Kupiškio marios, žino. Šamų girdėt, kad kažkas pagauna, tai kažkas kokią lydeką, tai bet su starkiais kažkaip informacijos nėra, bent jau kalbėti apie džigą ir apie dieninę žvejybą.
Nemažai tik dugnininkų nugulė, kas ten gaudantų savo porcijų, kas terkus, kas šamus. Dubulių tvenkinį karščiokos apsitraukė, paskui kas čia dabar jau užtrunka, ne Panevėžio rajonas, bet sakykime, į tą pačią pusę. Kimba ir karosai, kitos žuvis, bet labai irgi serga, matosi tas sergamumas ir visiems irgi, kaip sakyt, nemalonu tą žuvį sergančią tokią gaudyti, ypač kas mėgsta ją valgyti, tai kažkaip taip turbūt nelabai apetitiškai atrodo. Na ir ką, keliaukime į Zarasus, tai irgi tas pats fenomenas Lietuvos, linų kibimas atsinaujino. Ir tikrai nelauktai pašėrus visai neblogai kimba. Karščiokai tokie iki kilogramų, gal iki 700 gramų, tokie irgi ir ant Zaros, ir Lukesuose, ir kitose ežeriuose girdėt. Na ir akivaizdžiai, kaip sako Audrius iš Meškerinės, lydekį atkuto. Smagu, kad kimba, dydžių ten labai nėra, bet žodžiu aktyvumas yra. O su ešeriais kaip kada, tai jisai čia ketvirtadienį gaudė paskutinį vietą, tai vieną gal tokių 500-600 gramų pakėlė, kelis mažesnius, o paskui irgi didžiulis vėjas, jau matyti nešė muilą. Seliavos Čečery ir kitose ežeruose, tai vat Seliavos Čečery, tai sekmadienis jis gaudė 41 pagavo, o ketvirtadienį dar pabandė, tai ten jisai gal kompanija irgi kas 10, kas 15, bet didelis vėjas gal maišė irgi ten sudėtinga gaudė, bet šiaip sako paradoksas su seliavom, kai yra visai ramus oras, nelabai kimba, sako, yra kažkoks vėjas judina, akivaizdžiai aktyvumas didesnis, sako, nesuprasi. Tai tiek, bičiuliai, naujienų, gero jums savaitgalio. Antro rudens, šilta, pasidžiaugim dar vasarą, nekeikim ten tų dabar tos temperatūros. Gal dar bus, aš manau, staigiai atvės ir bus ir tų lašišų, bent jau turėsim porą savaičių geros žvejybos. Aš to tikiu ir bent jau iškeliausiu, bus ar nebus, bet laimę pabandysiu. Gero jums laiko, bičiuliai. Ate.